Manau, kad šita skulptūra mums būtent šito, ko mums šiandien dienai reikia, nes pasaulyje iš tikrųjų vyksta ir karas, ir kažkokie karai, kažkokie tai nesutarimai, kažkokie nebėra meilės. Ir norėjom būtent skatydami šitą skulptūrą parodyti, kad iš tikrųjų, kad ne tik į Lietuvą, visą pasaulį grįžtų taika ir meilė. Bus palikta vietos ant konstrukcijos parašyti žinutes, ar kreiptis į Dievą, ar kad išsipildytų kažkokie tai norai, nes aš tai visada tikiu, kad jeigu tu norėsi, sieksi ir tai tikrai įsigyvendins, ir tu turi tai būtinai užrašyti tam, kad tai įvyktų. Šita skulptūra yra replika į Brazilijoje esančią Kristaus skulptūrą su ištiestom rankom, kuriai pastatyti vietiniai žmonės dėjo pinigus, kurią rėmė verslininkai. Jis būtent buvo pastatyta taikai, šitam pasaulyje atnešančią taiką. Mes tikimės, kad ir čia žmonės atėję irgi prisilietę prie jos, lygiai taip pat pajus tą Dievo dovaną, džiaugsmą ir meilę. Skulptūroje turėtų atsirasti gintarinė širdis. Gintaras yra mūsų turtas didžiausias, mūsų pajūrio turtas didžiausias. Ir kaip bus papuoštas šita skulptūra, iš jos ta saulės spindulios gintaras neša sėkmę, laimę, padeda išgyti. Vilimės, kad grąžina meilę. Skulptūrų parkas yra jau atidarytas 15 ar 17 metų. Čia dirbo daug skulptorių iš visos Lietuvos, iš pasaulio. Pastatyta 62 skulptūros. Šita skulptūra yra pati didžiausia ir jinai yra 10 metrų aukščio. Iki jos bus naktį apšviestas takas ir jinai bus pati apšviesta. O paskui, žinoma, jūs galėsit pasivaikščioti po mišką ir ten pamatyti ir visas kitas skulptūras. Simbolizuoja tai, kad mes esame ištiesę rankas. Padėkim vieni kitiems, padėkim suprasti, kad yra kažkam sunkiau negu mums. Mokėkim dalintis, jeigu mes uždirbom. Padarykite ją tokią, kad atėję čia galėtumėt visi pasijust gerai ir kad aplankę ją išeitumėt su kažkokia tai viltim, kad taip, mums dabar gerai, bet rytoj bus dar geriau.